Sveiki prisijungę prie Pokyčių namų tinklalaidės Laikas pokyčiams. Šiandien su manim studijoje kartu yra Pokyčių namų bendruomenės psichologė, psichoterapeutė Elnora. Ir su ja šiandien kalbėsime tokia gan gėdinga tema, tai yra apie gėdą ir kodėl mums yra gėda kalbėti apie gėdą. Labas, Elnora. Labas, Igne. Ačiū, kad atėjai šiandien čia pasikalbėti apie tokį gan sudėtingą jausmą, nes tikrai turbūt daug visokių video laidų ir taip toliau, daug kas apie nerimą, liūdesį kalba, ar ne, o mes čia taip apie gėdą, apie tą tokį gan sunku ir gal sunkiai net atpažįstamą jausmą, tai gal gali pasidalinti, tai kaip atpažinti tą gėdą, gal nuo to pradėsim, kaip atpažinti, kad čia jaučiu gėdą ir gal truputį kuo skiriasi, pavyzdžiui, nuo kaltės, nes tikrai dažnai turbūt maišo, gal kartais su kokiu nerimu net galime maišyti, ar pykčio jausmų kažkur tai, ar ne, tai gal tokią teorinę pradžią padaryti truputį. Teorinę. Šiaip labai gerai pasakėjai, kad gėda mažai aptarinėjama, iš tikrųjų, man atrodo, pirmoji apie tai prabilo. Dabar vėl pameluoti, lyg taip Brené Brown didžiulę studiją savo mokslinę darė, nežinau, ar esi mačius ir apie jos tą pažeidžiamumą, irgi tinklalaidę tokią, tai išnešė tą gėdą į viešumą, nes mums gėda kalbėti apie gėdą. Ir retas, kuris iš tikrųjų, kaip ir pati paminėjai ar pagalvoja, kad iš tikrųjų retas, kuris kalba apie tai, ir jeigu jau pajauti tą jausmą, tai bandai pasitraukti. Šeterė tikrai nesėdi po lempom ir nesifilmuoji. Tai kaip galėtume atpažinti, jeigu neinant visai į gilias teorijas, bet tiesiog į tokį trumpą supratimą, gėda yra apie mane kaip defektuotą. Ir labai dažnai ją painioja su kalte. Kalte yra daugiau orientuota į tavo veiksmus, galbūt kažką padarėjai, ar tai būtų tyčia, ar tai būtų netyčia, norėdama užgauti kitą žmogų, ar įžeisti kitą žmogų, ar tiesiog taip gavosi, aplinkybės susidėlioja ir tada jau mes jausim daugiau kalties, nors pagal kūno simptomus gali būti, kad tai ir bus gėdos, nes ir veidas išraudonuoja, dabar įtariu, mano gal veidas šiek tiek raudonas, nes vis tiek vertinimo kažkoks kritikas jau yra įsijungęs. Ar ten širdis labiau suplaka, ar toks lyg sunkumas, lyg nepatogumas, tai ir gėdos irgi pojūčiai yra panašus. Bet gėda daugiau yra apie tai, kad su manim kažkas yra negerai. Man akiniai dažnai filmuojantis sumakinėja, tai aš vis apie tai pagalvoju, kaip čia gal žmonės galvoja, jeigu aš čia nuolat taisausi. Gali būti, kad netitinku kažkokių tai standartų, dabar ypatingai šiuolaikiniai visuomeniai tie standartai yra išpūsti ir nukreipti, sakykime, ir į moteris, kaip tu turi atrodyti, kaip tu turi būti pasidažius, jeigu tu nesidažai, vadinasi, kažkas su tavim nėra gerai, jeigu tu rengies truputėlį gal berniukiškai, tai vėlgi yra ne visai priimtina, nors tarsi tampam tokie atviri. Ir grįžtant prie tavo klausimo, kuo skiriasi, sakykime, nuo pykčio, nuo nerimo, nuo baimės, tai pyktis, aišku, daugiau kalbam apie tokį vidinį skausmą, gali ir gėdos tame būti. Apie nerimą, jeigu kalbėtume, tai nerimas labiau yra į ateitį ir tokia nuojauta, kad tikrai kažkas bus blogo. Nieko apie mane tai nesako, bet apie aplinkybės kažkokias, tai kad nesusidėlios tas aplinkybės taip, kaip aš norėčiau. Taip pat yra ir su baime. Baimė dažniausiai yra vėlgi apie įvykį, kad galbūt kažkas atsitiks, kas mane sužeis. Bet tai vėlgi daugiau yra nukreipta į išorę. Gėda iš šitų visų jausmų labiausiai yra integruota ir tokia vidinė ir, jeigu taip trumpai bandant atsakant, tai jinai yra kažkur va čia gulinti ir čia va jinai būnanti ir tūnanti. Tai va tai būtų galima ją atskirti. Animaciniam filmuke Išvirkščias pasaulis, Inside Out antroji dalyje, kuris beje, jeigu nematė mūsų klausytojai, tai kviečiam pažiūrėti. Pirma tokia nieko. Jo, bet antroji dalyje yra gėdos jausmas atsiradęs. Yra toks rūžavas žmogiukas didelis ir su kapišonu. Jo, ir taip gerai atvaizduoja tą gėdos jausmą, kur mes turbūt tame momente
jaučiamės patys labiausiai matomi, bet taip norim pasislėpti, taip nesinori, kad mūsų matytų. Nu, gėda yra apie tai, kaip neveltui sakiau, kad čia tikrai nesėdėtum prie kamerų, bet jausmas toks, kad visos kameros, visos lempos į tave, o tu tiesiog nori išnikti, kad jau nebematytum. Ir dažniausiai tai vėlgi yra ta vidinė interpretacija, nes visų atrodo žvilgsniai į tave nukreipti, nes tu kažką dabar sumaliai tokio, kur visiškai neatitinki to, ko mes iš tavęs norėjom. Gėda yra priskiriama prie moralės emocijų, ar ne? Tas kaltė, gėda tokios su moralė susiję. Ir dažniausiai nusakoma, kad nėra įgimtos tos emocijos. Toks, jeigu taip žiūrėtumėm į kūdikį, kuris gali kakoti, ten raugėti ir visa kita, tai tarsi, ten mažai tos gėdos jausmo. Bet ilgainiui jinai vystosi turbūt, aišku, kiek mažai žmonių, kurie neturėtų to jausmo, arba gal aš net nežinau tokio žmogaus, kuris neturėtų to jausmo. Tai kaip vystosi, kaip atsiranda tas gėdos jausmas, kaip mes įgyjam ar įgaunam tą jausmą patirti? Čia galima diskutuoti. Iš tikrųjų, šiaip yra ta, kaip ir minėjai, moralinės emocijos arba socialinės emocijos, kaltė ir gėda, kad mes jas jaustume, turim turėti kažkokį tai santykį. Tai sakykime, tu dabar prieš mane sėdi, jeigu aš įsijungčiau savo gėdą ir vidinį kritiką, nežinau, kaip čia baigtųsi, tai tam reikia to ryšio. Ir taip yra ir įgyjama. Beje, kūdikiai, kiek man teko domėtis, maždaug iki 15-18 mėnesių tarpsnį jau pradeda parodyti gėdą, tarsi užsidengia veiduką, akytės merkia, bando nukreipti žvilgsnį, jeigu ten dar kažkaip mes juos pagėdėjam. Tai ta aplinka iš tikrųjų didelį indėlį duoda ir jeigu ten pirštukų mes mėgėjai, vaikus auginant, psichologijos esam, tai tikrai tikiu, kad esi susidūrus su ta situacija, kur ateina tėveliai ir pagėdė arba močiutės kokios, šiandien tarp kitko važiuojant pas tave stoteliai laukia autobuso ir viena moteris bandė sugėdėti vyrą, kad jisai su savo dviračiu ne pro tas duris lipa ir jinai ten jam vis to pirštu baksnoja. Tai irgi tas toks išmoktas dalykas, tarsi užsikabint, kad tu turi atitikti vėlgi tas pačias kultūrinės normas. Dar kas šalia gėdos, to tokio išsivystymo, sakyčiau, tai labai svarbus ir svarbi ta mažoji visuomenė, bendruomenė, čia net kabutės parodžiau automatiškai, sakykim, tėčiai, mamos, dažnai dažniausiai būna seneliai, jie kažkaip vėl kita karta, jie dar kitaip mato, linki irgi, ko tu neturėtum daryti, vis tave sudrausmina su tam tikrais pasakymais, paliepimais. Kartais būna net labai paprastas pasakymas, pažiūrėk, kaip tu atrodai. Ir jau iš karto, ta prasme, o kaip aš čia blogai atrodau, ar kas čia yra, ir kol dar neturi kritinio mąstymo, tas tavyje nusėda. Ir po truputėlį tai kaupėsi, tu supranti, kad turi atitikti tam tikrus dalykus, standartus, normas, taisyklės, žinot, kaip elgti, žinot, kaip sėdėti. Aš ir dabar bekalbėdama pagalvojau, kad gal kojas reikia kažkaip pasitaisyti, nes gal kažkaip mane vertina žiūrėdami žmonės. Tai tarsi irgi turiu atitikti kažkokias nerašytus, nematomus ten įstatyminius dalykus. Čia vėlgi tokius moralinius momentus. Tai taip ta gėda pas mus ir atsiranda. Jis tarsi ir biologinė yra, nes liktai smegenyse yra centrai, kurie padeda tam išsivystyti, bet tikrai didelę įtaką daro visgi aplinka. Ir gal dar pasidalinsiu tuo, kad pati domiuosi šituo jausmu jau pakankamai senai ir žiūrėjau, kaip yra iš tikrųjų kultūrose. Tai visgi lietuvių tauta daugiau yra orientuota į kaltę. Ir sukelti kaltės jausmą, kad tu jeigu kažkaip elgiesi, tu neturėtum išsišokti, bet tai ne kaip tu atrodai, bet labiau yra orientuota į tai, kaip tu pasielgsi. Nes gal vertint, čia nesąmonę padarysi, čia, nežinau, iškrėsi kokią šunybę, dar kažką, arba aš pagalvosiu, kad tu čia išsišokai. O tuo tarpu, sakykime, Azijos šalis, Afrikos tautos, rytų valstybės, taip pat man taip pasaulį ir visą pažiūrint į šitą pusę, jie visgi orientuojasi į gėdą, kad tu turi atrodyti atitinkamai, neišsišokti, neužtraukti gėdos mūsų šeimai, nežinau, mūsų bendruomenė ir panašiai. Ta kultūra mūsų į kaltę labiau orientuota, bet gėdos jausmas vis tiek egzistuoja, ar ne?
Tai kokiose situacijose dažniausiai galbūt pasireiškia, kada mes patiriam tą jausmą? Gėda. Tai man atrodo, jeigu turim tokį didesnį polinkį, jeigu man buvo tiek integruota, kad tu turi tarsi atsiklaust nuolat, ką tu darai, kaip tu galvoji, kaip tu turi atrodyti, tai aš tikiu, kad tą gėdą patiri kasdieną ir įvairiose situacijose. Nežinau, čia gal per savo pačios patirtį galiu, kadangi tyrinėju, tai labai stebiu, kad aš tą gėdą turiu ir jaučiuosi, tai būna man asmeniškai nežinomose situacijose, kur tu tarsi nežinai, kaip tu turi elgtis, kaip tu turi atrodyti, lyg save pristabdai, kad neduok Dieve nenuklyst. Bet kadangi ištyrinėjant šias pozicijas žiūri, tai žiūri, kaip ir kūnas ten tavo reaguoja į tai ir visa kita. Bet jeigu mes pažiūrėtume, kad gėda galbūt jau integruojasi tiek, kad į kažkokį gal net ir sunkumą vystosi, tai net ir kasdienės situacijos, kaip pavyzdžiui, išėjimas į lauką ar į parduotuvę. Mes kartais vadinam socialiniu nerimu. Ir tikrai būna žmonių ir juoko forma dalinasi ir socialinėje medijoje, kai ten pro akutę pažiūrė, jeigu kaimynas sienoje neduok Dieve, jau neįsiu, palauksiu, kol praeis. Tai gali būti ir gėda, kad gal išeisiu, gal pakalbins, gal nežinosiu, ką atsakyti. Toks vėlgi persipinimas. Tai trumpai atsakyti galiu beveik visur ir visada mes ją patiriam, bet kaip mes ją reaguojam, priklauso nuo to, kaip su tuo jausmu tvarkomės ir kaip buvo mokinami tvarkytis. Suprantu, kad tie žmonės, kurie geba tvarkytis, tai čia jie geba tvarkytis, ar ne? Bet yra žmonių, kuriem tikrai sunku būti su tuo jausmu. Kaip gal mes galime kituose atpažinti, kad jam sunku ir yra tas gėdos jausmas, arba kaip jis elgiasi visuomeniai, kai yra labai stiprus, pavyzdžiui, gėdos jausmas? Čia, žinok, įvairiai. Vėlgi nuo žmogaus priklauso ir nuo žmogaus tipažo, ne veltui mes daug kalbėjom ir kolegos kalba, ir nerimas, ir su sunkumais, kaip tvarkomės, netikėtom situacijom, tai va tuose momentuose galim pastebėti bent užuomenų, kad galbūt yra gėda. Kas mane pačią labai nustebino, tai kad už perfekcionizmo slepiasi paprasčiausia gėda, kad aš privalau daryti viską tobulai, kad mane pirštų nebestų ir kad mane priimtų. Tai perfekcionistiškai, nesakau, kad visi, bet didžioji dalis jau ir tyrimai rodo, kad visgi ten yra gėda, tai kas linkia į perfekcionizmą, aš pažiūrėčiau visgi jausmą šitą su jais, kas ten darosi, kad jie gal nepriima, ar kitas poreikis toksai yra tobulai viską atlikti. Kitas toks momentas yra agresija, pyktis, labai stiprus, jeigu ne veltui ir pradžioje sakiau, kad jeigu pyktis, tai dažniau būna ir apie tokį skausmą, tai jeigu mane sugėdino, man aišku skauda, nes jeigu mane sugėdino mažą, aš dar nesupratau, dėl ko tai daro, aš noriu įtikti, aišku, nugula tos emocijos kaip nuosėdos, tada prasprogsta. Vėlgi, jeigu mano temperamentas dar toks truputėlį išreikšti viską taip staigiai per kažkokią, tai nežinau, agresinę būseną, tai aš galiu labai greit supykti, atrodytų, tarsi ir lygioj vietoj. Nėra visiškai apie tai, kur ten paskutinis lašas taurėje jau krito, bet būna tokių susierzinimų, kur nesuprasi, apie ką jie yra. Tai va tas pyktis. Ir aišku, kaip tame filmuke, kur minėjai, tai irgi labai dažnai galim pastebėti, kad kažkaip tai žmonės linkia užsidaryti, užsisklęsti. Bet lyg kalbėjo, dalinosi, kažko ar paklausiu, ar kažkas atsitiko ir lyg atsitraukė ir užsisklendė, manęs šiandien nėra, tarsi tokia stiklinė siena, fiziškai yra, bet jau lyg tai nepasiekė žmogaus. Tai čia būtų tokie gal 3 didesni požymiai, kaip galim pastebėti. Be fiziologinių, kur iškaista veidas, suprakaituoja rankos ir ten dar kažkaip tai pradedi save taisyti. Čia turbūt tas momentas labai svarbus, kad labai norisi save pataisyti toj situacijai, taip, ne? Taip, kad labai. Aš kažkaip netitinku tos dažnai įsivaizduojamos turbūt normos, nebūtinai, aišku, yra ir tų pagrūmojimų, bet dažnai žmonės ir nieko nesako, bet tu kažkaip viduj ten save pradedi taisyti, kad čia kažkaip reikia. Reikia, iš akių, nes kai dar tik taip gal grubiai nuskambės, integravimo procesas vyksta, kol esi mažiukas ir vis tiek stebi tėvus, stebi senelius, savo artimuosius ir jie kartais užtenka jiem pažiūrėti.
Kaip sako, mamos žvilgsnis stebuklingas, jau ruoškis, kažkas tavęs lauks vakare, ten koks nors pokalbis. Ir jau tu supranti, kad kažkas jau čia buvo ne taip, bet dar neturi tų gebėjimų, to kritinio mąstymo supras, kas tiksliai buvo ne taip. Tai mes paskui, jeigu neturim tos tokios palaikančios aplinkos, kur pakalba su mumis, kur padeda pasikoreguoti, atitinkant vėlgi kažką, tai ilgainiui gali būti taip, kad mes bijosim ar intensyvesnio žvilgsnio, ar netikėtumų kažkokių situacijos ir bandysim save taisyti, kažkaip tai dėliot, bandydami tą žvilgsnį gal sumažinti, bet tai vėlgi yra mūsų vidinė interpretacija. Sunki emocija, kai nuolat nori save pataisyti, ne? Nu, jinai taip skatina tave norėti pasitaisyti ir turbūt jinai labai susijusi su saviverte šitoj vietoje yra, kaip aš save pats vertinu ir kaip matau, kad vertina mane visuomenė turbūt. Šiaip labai susijus, bet kuri sunkesnė emocija, vėlgi tas sunkumas emocijos, mes esame išmokyti, kad tai yra sunki, baisi, bloga, tas pats pyktis, liūdesys, juosgi tuoj taisyti reikia. Tas pats yra ir su gėda, taip, ją nėra lengva išbūti, bet ją galima išmokti priimti. Bet vėlgi čia galbūt ateityje apie tai, atsakant šiek tiek apie tą savivertę, jeigu man nuolat reikia stebėti, kaip aš atrodau toje aplinkoje, kaip aš elgiuosi ir bandyti tikti kažkokius neapčiuopiamus, neapibrėžtus standartus, tai tikrai vargina ir aišku, tai kerta, grubiai tariant, kerta per savivertę ir būna taip, išauga ir į kitus sunkesnius kažkokius sunkumus, izoliacijas įvairias, arba į tą patį pyktį. Vėlgi tada prie tokių žmonių nieks nenori prieiti, irgi taip tarsi save apsaugai, toks apsaugos mechanizmas. Gerai, aš pabūsiu čia toks ir nieks prie manęs nelys ir aš galėsiu bent truputį atsikvėpti. Tai dabar jau perėjai, kad su gėda galima išbūt kažkaip tai, ar ne, kad jinai, kad ir kokia nemaloni, nes potyris tai tikrai prasmegti į žemę. Čia tas labai tinka lietuviškas posakis turbūt, kad jaučiuosi lyg norėčiau prasmegti į žemę. Ir pasirodo, galima kažkaip nenorėt, patiriant gėdą, ar ne, prasmegti žemę, o kažkaip išbūt, ar kažkaip tai ten dėliotis. Tai kaip čia, kokie metodai, kas gali padėti toj kasdienybėje mums? Čia labai gerai, kad priminė, nes galvojau, kokie yra lietuviški pasakymai su gėda, pasirodo skradžiai žemė įkrist, tai būtų vienas iš jų iš tikrųjų. Tai kas gali padėti, tai pirmiausia pripažinti, kad aš ją jaučiu ir kad tai yra tiesiog normali emocija, normali būsena, kaip, nežinau, džiaugsmas, nerimas, kaip liūdesys, tas pats pyktis, jie kažką signalizuoja, už jų visada slepiasi poreikis, saugumo, sakykime, egzistenciniai, psichologiniai, saugumo, priėmimo, šilumos. Kitas tik visiškai paprasti, tai yra stiklinė vandens, maistas, miegas ir panašiai. Tai pirmas žingsnis būtų įsivertinti ir priimti, kad taip, aš tą jausmą turiu ir kad jis iš esmės mažai ką apie mane kitiems sako. Tai toks neatsiskirimas visiškas nuo to, nes čia ir pamiršt gali, bandyti mokytis pamiršti, ignoruoti, bet tai vis tiek rezultate prasprogsta ir tada dar gilesnius dalykus išeina. Labai gražiai apie tai knygoje rašo ir Brené Brown, Netobulumo dovanos. Aš visiems visada rekomenduoju šitą knygą, nes šalia gėdos eina tas stiprus pažeidžiamumo jausmas, kad jeigu aš jaučiu gėdą, noriu skradžiai prasmegti žemėn ar kažkaip panašiai, tai aišku, tarsi kilimą iš po kojų, kas ištraukia. Jeigu ištraukia, tai aš jau nebeturiu stabilumo. Tai man reikia žmogaus, reikia atramos, reikia kažko, kad aš galėčiau tą stabilumą savo gauti. Tai va, tuo momentu, kai labai didelę gėdą jaučiu, visai pravartu yra ir atsisėsti kitąsyk ir šiaip save kažkaip tai ten palies, ne veltui norisi lyg taisyti, bet iš tikrųjų norisi ir to tokio sugrįžimo į savo kūną, į savo pajūtį. Jeigu taip visiškai jau blogai su ta gėda, tai žinoma yra specialistai, kurie gali padėti suprasti, iš kur tas toks sunkumas priimti šitą jausmą, nes jis yra natūralus. Jau kad žmogus yra sociali būtybė, mums reikia bendrauti su kitais žmonėmis, mes kuriam šeimas, jeigu gyvenime susiklosto, kad šeimų nėra, mes vis tiek turim kažkokius tai ryšius, nes bendraujam, augam. Evoliucija tokia yra, kad negali vienas išgyventi. Tai ieškotos paramos, nesinori eiti pas specialistą, čia net susiekiau, galvoju pati specialistė, bet būna gyvenime, kad nesinori.
Tai kviečiu tada atrasti žmonės, kuriais mes pasitikim, kad galėtume pakalbėti. Žiūrėk, šito situacijų man buvo va taip va. Gal tiesiog išklausyk mane, kad aš galėčiau išsiventiliuoti, išverbalizuoti ir taip po truputėlį priimti. Mes čia kalbam, aišku, apie tą sunkų, nemalonų ir tą kraštutinį, kur jau tikrai tas gėdos jausmas užvaldo. Bet visi jausmai, bent jau taip teigia psichologai, kad turi kažkokį ir pozityvę pusę, ne? Kad jie mums reikalingi, mes negalim be jų gyventi ir būti. Ten, jeigu pykstam, tai jis yra ar ne kaip gynyba mums suveikia, jeigu nerimaujam, tai irgi apsaugos kažkoks mechanizmas veikia, o gėda. Atrodo, norėtųsi jos, kad nebūtų. Kad nebūtų, ne. Gėda visgi irgi geras jausmas, sakykime, jeigu tai yra perfekcionizmą pasireiškinti gėdą. Aš labai žaviu žmonėm, kurie sugeba viską tobulai padaryti ir sudėlioti. Nuostabus būna ir fotografai, ir dizaineriai. Vis tiek turi akį. Aš įsivaizduoju, kad jie perfekcionistai. Aišku, čia mano toks stereotipinis mąstymas. Bet kartais padeda gėdą suprasti, kaip aš jaučiuosi, kas aš esu, savo tą identitetą tokį ras, nes kai tu bandai įsiterpti kažkokias neapčiuopiamus rėmus, standartus, tai, aišku, atsisuki į save. Būna kraštutinumas, vėlgi kažkodėl apie kraštutinumus kur nori visiškai save taisyti, tai ne veltui yra ir plastinės chirurgijos industrija didžiulė. Bet jeigu nežiūrėti kraštutinumą, tai tiesiog atsisukti ir pagalvoti, o ko aš noriu, o kaip aš noriu save pateikti, kaip aš noriu, kad žmonės mane matytų, kaip priimtų tą tokį irgi natūralumą, šiek tiek gal tokį tą tikroviškumą. Tai už gėdos galbūt galėtų slėptis tai. Mes patys gėdijomės, bet kartais šalia mūsų esantis irgi gėdijasi arba pasakoja kažkokią istoriją, pavyzdžiui, kuri yra jiems labai skaudi ir gėdinga galbūt, bent jau jų akimis jinai gėdinga. Kaip mums reaguoti aplinkiniams į, tarkim, kai kitas dalinasi tokiom patirtim, kad dar labiau nesustiprintumėm to gėdos jausmo, nes mes turim tą tokį, ar ne, ką tu čia šneki, kokius čia nesąmonės, arba ko tu čia numojam ranką ir panašiai. Bet kitam žmogui tas atsiverimas gali kainuoti begalę pastangų ir jėgų. Tai kaip reaguoti mums šalia esantiems į kažkokius tokius sunkius, gėdingus galbūt papasakojimus, pasidalijimus? Čia taip neblogas klausimas, atsimeniau, kad nepaminėjau. Šiaip gėda labai myli tylą. Tai jeigu žmogus dalinasi, tai vadinasi, jis jau kažkuria dalim perlipo tą tylą ir nori atrasti ir sprendimą. Šituo atveju, jeigu prie manęs kaip žmogaus prieina ir pradeda dalintis, ar tai draugė, ar tai artimasis, kažkoks labai svarbu priimti to, kad dalinasi. Ne veltui, čia vėlgi, kaip tėvė mūsų kartoje yra auksinis klausimas, ko dabar norėtum iš manęs, ar norėtum išgirsti, ar norėtum, kad aš išgirščiau, ar norėtum patarimo kažkokio palaikymo. Paprastai, kai dalinasi, tai nori žmonės visgi palaikymo. Gražiai pasakyk, kad ten, nereikia čia patylėk, nes man nebepatogu klausyti to, ką tu pasakoji, bet jeigu žmogus atsivėrė, tai vadinasi labai didelį žingsnį jau padarė. Tai mums tai lieka priimti, išklausyti ir vėlgi paklausti, ko norėtum. Kitas jį gali būti, kad sakys, nežinau, tai tada pabūkim šalia su ta gėdos istorija ir palaikykim žmogų, kad jisai dalinas ir kad mes priimam tai, ką jisai atneša. Čia, aišku, mums psichologam labai lengva sakyti, kad, pasėdėk, pakvėpuok čia su manimis, aš tave išgirsiu, bet, manau, reikėtų to mokytis visiems, ne tik specialistam. Būtų mažiau ir konfliktų ir nesusipratimų, jeigu mes pradėtume priimti tai, ką atneša ir išgirstume kartu. Turbūt ir tų emocinių tokių sunkumų žmonėms labai sumažėtų, palengvėtų, nes kai pamatom, kad priima mūsų su ta visa gėda, ar ne, juk lengviau pasidaro turbūt žmogui. Tokia našta truputį nukrenta. Našta nutrenka, nukrenta vien dėl to, kad prabilsti apie tai. Nes vėlgi kartojas, ne veltui gėda myli tylą. Ir visos emocijos, jeigu jos yra sunkesnės, mes linkę užsisklęsti ir nesidalijant. Štai tas pirmas žingsnis pasiruošti ateiti ir pasisakyti, klausyk, ne man sunku. Tai jau yra daug.
Ir jeigu dabar tu mane atstumsi, tai turbūt gyvenime nebegrįšiu ir nesidalinsiu, bet jeigu tu mane priimsi, aš ir pats išmoksiu ieškoti prasmės už to. Tai čia apie bet kurią emociją galėtume pakalbėti, kad sumažėtų, daug sumažėtų, jeigu mes tą savo ryšį su vienas kitus stiprintume būtent per tą išgirdimą, priėmimą. Pabūti šalia kito ar ne, tai yra viena, bet kai mus pačius bando gėdinti, yra kita. Ir žmonės mėgsta kartais paminėti, kad tu ten kažkaip netaip apsirengiai, kad tu ten netaip atrodai, kad tu ten netaip pasielgiai, kad tu čia, čia mes psichologai, kad netaip pasielgiam, kaip psichologai elgtųsi, ar ne? Tokį, jo, visiškai ne psichologiškai. Kaip reaguoti į tuos pabaksnojimus ir dar dažnai žmonės į tas jautriausias vietas baksnoja, nes šiaip, kai žino tuos mygtukus, ar ne, tai kaip reaguoti, kaip neįsileisti galbūt, kaip išlikti tokiam ramiam ir neužsisklęsti toj gėdoje turbūt. Žinai, tu čia dabar klausimą, dabar aš toj pati patirsiu gėdą, bet toj situacijai, kur pasakoju, tai nebuvo į mane nukreipta, ta močiutė, jinai siūlė vyrui, baksnojo vyrui, bet aš tiesiog stebiu ir galvoju, jeigu man tai būtų, ką aš sakyčiau, nes tai yra visiškai nepažįstamas žmogus, tai supratau, jeigu nepažįstamas, manęs tas neliestų. Ir paskui mačiau, dėl ko tai būtų, tai dėl to, kad jau esu išmokusi neprimti asmeniškai. Tai yra to žmogaus matymas, jo supratimas. Neaišku, dėl kokių priežasčių močiutė norėjo, kad ten tos taisyklės būtų aiškios, kad jų laikytųsi. Tai kai yra svetimas žmogus, kažkaip atrodo paprasčiau ir galima tiesiog kartais tikrai patylėti ir neprimti asmeniškai, supras, kad tai yra ne apie mane, tai yra apie tą žmogų. Ir dabar kalbėdama galvoju, kad panašiai yra ir su artimaisiais. Aišku, jie geriau žino, kur ten ką paspaus, kur ten truputėlį gal nepatogiai jautiesi, bet čia galėtume atsisukti truputėlį ir į savo tą tokį vidinį stuburą. Jeigu aš žinau, kas aš esu, jeigu aš žinau, kokios mano vertybės. Nesvarbu, kad toj, sakykime, toj pačiai šeimoje mes kartu augę su ten sesė ar broliu, su tais tėvais. Bet jeigu aš puikiai suprantu, kokios stiprybės, mano pasaulio matymas, tai kitos žmogaus bandymas sugėdėt, jisai kaip nuo žąsies vanduo. Ir mes, tokiu atveju nepriemam to kaip kažkokią tai lipduko, kurį tu privalai užsiklijuoti, bet gali atsisukti paklausti, kas tau yra, kad tu taip sakai man. Apie ką tai yra pokalbis. Gal mes kažką turim išsiaiškinti, gražią formą išsiaiškinti, pakalbėti, pasidėlioti kažkokius tai taškus. Bet tai pirmiausia, aišku, čia man lengva sakyti, kad neprimta asmeniškai, bet čia yra tas darbas, kur tikrai turim išmokti, kad, kitu atveju, jeigu visada reaguosim į tuos visus pagėdinimus ir bandysim juos visus atliepti, kai ten tavo plaukai netokie galėtų būti tiesus, ar ten, nežinau, akinių forma tau netinka. Aš pagal save čia žiūriu, akinių forma netinka, ten pagurklis gal matosi, video, pavyzdžiui, žiūrint, gal bus koks nors kažkieno tai standartą, tai tada ištaškai save, išdalini kaip tas zuikis, tos oboliukus išdalino ir likai su tokiu kiauru maišu. Tai čia labai svarbi toks priešnodis, sakykime, tai gėdai yra tas supratimas, kad aš esu, sakykime, Elnora, taip, esu psichologė, bet esu moteris, esu Vilnietė, sesuo, dukra, tai mane pastiprina ir tie komentarai tampa nebe mano. Iš tikrųjų, kažkaip tavęs klausant, savo patirtį prisiminiau, nes aš pati visą gyvenimą, turbūt kiek save bent jau atsimenu, tikrai nuo paauglystės ir nuo vaikystėje, visada turėjau atopinį dermatitą, kuris reiškia, kad tau beria oda, ir paauglystėje tai čia yra absoliuti tragedija. Ir aš pamenu, kaip vasarą vaikščiodavau užsitempusi ilgom rankovėm, kaklą galėdavau dengti, kad tik nieks nematytų, kad tik nieks nepriimtų, kad tik nepaklaustų, o ir vėl tave išbėrė. Nes tie klausimai labai tokie atrodo net nebūtinai ar pažįsti ar ne, bet tie klausimai jautrus, ne? Tau jautri ta vieta yra ir tu taip vis tiek reaguoji. Su amžiumi, aišku, visi dalykai man keitėsi, su psichologija turbūt keitėsi dalykai.
Bet galvoju, kaip jaunam žmogui iš tikrųjų tie visi komentarai, žmonės yra linkę pasakyti, kad jie mato, kad tu ten vat, kažkokį turi netokią, ne, vat, kažką tai ir galvoju, kaip sunku būti atspariam kartais, ypatingai jeigu tai yra nuolat pasikartojantis jau, paminėjimas, pakartojimas, pavyzdžiui, patyčios mokykloje, jeigu ten atsiranda ar ne, tai nuolat tu tam pačiam. Tai tas atsparumas labai sudėtingai ugdosi turbūt jaunam amžiui, aš taip galvoju. Dabar čia, žinai, nei sudėtingai, nei nesudėtingai. Šituo atveju, jeigu imtume jauną, galvoju ne tik jauną, apskritai, jeigu imtume žmogų, mūsų metuose ir su mūsų patirtim, tai aišku, psichologija daug veikia ir daug daro, mes praėjusios mokyklas su klientais galų gale kalbėsiu, būni terapiniam procese irgi kartais ir save pasidėlioji. Bet jeigu imtume, ne psichologiją ar jaunesnius truputėlį, tai labai priklauso nuo aplinkos. Jeigu turi žmogų, nebūtinai psichologą, tai gali būti mama, tėtis, mokytoja mokykloje, kartais elementariai valytoja mokykloje, kuri išgirsta, pamato, aš beje mokykloje turėjau sargę ir budėtoja, gal negerai įsireiškiau, budėtoja, jinai visada mus pasitikdavo ir labai buvo šilta moteris. Aš po šiai dienai ją atsimenu, nes jinai su šypsena paklausdavo ir atrodavo, jos pozicija tokia, bet jinai labai žmogiškai mus pažiūrėdavo ir mus priimdavo. Tai jeigu turėtume kaip balansui žmogų, kuriam galim pasakyti, klausyk, mane jau vargina visi šitie komentarai, tai yra taip skaudu ir jautru ir dar čia baksnuoja ir vis primena, kad aš su tuo susitvarkyti kol kas negaliu, nes gal stresas, gal dar kažkas tai. Tai padeda išlaikyti ir pasimokyti, kad galima ir taip reaguoti. Ir kad yra žmonių, kurie mane priima. Ir yra žmonių, kuriem turbūt, dėl bet kokių priežasčių jam kažkaip tai, kitaip matosi tas pasaulis. Bet kad jie taip mato, tai nereiškia, kad aš kažkoks netoks, nenormalus, sakykime, nestandartinis. Tai aš labiau laikausi tos pozicijos, kad turi būti žmogus bent vienas, kuris tave priima va tokį. Su visais dermatitais, neplauta galva, ten nežinau, su barzda, su ūsais, su dar kažkuo. Tai mums labai svarbu, vadinasi, rasti tą žmogų yra tokį, kuris būtų priimantis ir palaikantis, ar ne? Svarbu, kad toks žmogus irgi atsirastų ir kad nebaksnuotų ištisai pirštu. Manau, kiekvienas, aišku, turim, nėra lengva, kad nebūtų visai tokio žmogaus. Pasidalinau aš šiek tiek savo gėdos patirtimis, ar ne? Šiek tiek minėjai ir kitų, ką matei, kur matei. Tai taip. Tu greičiausiai irgi kažkokių tų, minėjai, gėdos jausmų patyrė, ar ne? Tai ką esi pati išmokusi iš to, kad mes jaučiam tą gėdą, kad tu jauti tą gėdą? Ką esi išmokusi? Mano gal santykius su gėda atvedė į to, kad aš ją pradėjau tyrinėti ir ją domėtis. Tai tą ir išmokau suprastą jausmą, nes mes kažkaip tai ir studijose, sakykime, psichologija įmant, ir studijose labai daug kalbėjom ir šiaip praktikose yra nerimas, pyktis, baimė. Ir būna momentų, kur tu supranti, kad čia ne apie tai. Ir pats sėdi visas toks. Bet dabar, jeigu dalinantį šiek tiek savo patirtim iš psichologo gal kėdės, tai atsimenu tą savo pirmą klientą, dar tik baigus bakalaurą. Atėjo jaunuolis pas mane, tuo metu dirbo mokykloje ir jisai manęs kažko paklausė ir aš supratau, kad viskas jau gal, aš atsistoju ir išeinu iš čia, nes supratau, kad nei viena Freudo teorija man neveikia šitą klausimą atsakant, o jis vis tiek atėjo jau kaip pas specialistą ir reikia pasitemti, reikia kažkokią lyg ir atsakymą duoti. Tai va čia tokia ryškesnė iš labai tokių gilių jaunystės metų, aišku, yra ir mažyčių tų gėdų, kai pradedi tyrinėti, tai supranti, kad padeda ir augti. Ir priimti save, taip kartais aš kažko nežinau, kartais mano plaukai būna nedažyti, būna žila galva. Tai yra natūralus procesas ir va, ta gėda išmokė ir tą. Priimti tai, kas natūraliai su manim vyksta, bręstu kaip žmogus, kaip asmenybė, kaip Elnora, tobulėjau kaip psichologas.
būnu tame, ieškau ir atrandu, ta pati gėda mane ir į dailės terapiją atvedė, beje, buvo vienas iš tokių veiksnių, kuris palydėjo šitą kelią, nes labai buvo įdomu jį irgi pažiūrėti per tą procesą, per visus meninius momentus. Tai jeigu taip, bandant dar trumpiau tau atsakyti, tai padėjo priimti tai, kas natūraliai dėliojasi ir atras naujas rytis ir naujus tokius klodus. Paskutinis klausimas pabaigai. Taip. Tai jeigu dabar žmogus klausėsi mūsų va čia. Aš tikiuosi, kad klausėsi. Ir atpažino, kad, gal čia tikrai pas mane tas gėdos jausmas toks stiprus yra, ar ne? Ir jis nėra psichologas, kuris gali pasimokyti, ar ten, gali mokytis, visi gali mokytis, bet kalba, kad, jis neturi prieigos galbūt prie tiek, kiek, tarkim, mes kaip specialistai turim ir tiek tų žinių psichologijos srityje, ar ne, galbūt kaip susidėlioti. Ką jis gali daryti tada? Ką dabar daryti? Jam atsuvokė, kad gėda, kad labai stipri gėda. Kas toliau? Tai pradžiai gal įkvėpti, iškvėpti, gal stiklinę vandens atsigerti ir truputėlį pabūt su tuo jausmu ir įsivardinti, apie ką jisai ir iš kur jis. Tiesiog, kas kyla su tavim tą momentą, ar tai yra kažkaip nugulę, ar tai yra kažkoks tai minčių srautas, kur kalba ten koks vidinis kritikas, man dažnai kalba lietuvių kalbos mokytojas balsai, nesitariu, kad žodžius netaip sakyčiuoju, tai atrasti, apie ką tai yra. Labai padeda rašymo procedūros, rašymo praktikos, išrašyti visą tai, kas vyksta tuo metu, kai tu tą gėdą pastebėjai. Tikrai save gali nustebinti, kada ta gėda atsiranda, ar tai yra naujose situacijose, ar tai yra įprastinėse, buitinėse situacijose. Ir pažaist truputėlį su tuo, pažiūrėti, ką tu atneša. Būt žaismingam. Visada. Žaismingų apskritai labai gerai būtų. Čia galėtų būti kita tema. Aha. Tai ačiū labai, Elnora. Tau net pirštų kita tema. Tai ačiū labai, Elnora, kad pasidalinai su mumis šiandien apie gėdą. Iš tikrųjų, manau, kad svarbu yra kalbėti apie šitą jausmą, kaip minėjau, jis mažai analizuojamas ir kalbamas, apie jį kalbama. Tai labai ačiū. Nes gėda kalbėti apie gėdą. Taip, labai ačiū už pasidalintas įžvalgas. Jeigu jums patiko tai, ką šiandien girdėjote ir norite toliau gauti naudingą turinį, kviečiu subscribinti mūsų YouTube kanalą.